Sveiki, mano vardas Julius, esu iš Crown ir Restore Fix komandos ir šiandien svečiuojamės Fast Car Shop dirbtuvėse Kaune, kuriems priklauso šis Audi R8 automobilis. Tai yra vienas iš greičiausių automobilių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. 100 km jis nuvažiuoja per 2,1 sekundės. Pasižiūrėkit, čia yra sudėta pilni roll cage'ai. Priekyje mes turim ledų šaldomą sistemą, V10 variklis, 2 papildomos turbinos, 1500 arklio galių. Ir šį automobilį jūs pamatysite birželio 6-7 dienomis Kaune vykstančiame Lietuvos ir Pabaltijos šalių drago čempionate. Mes užsuksim į svečius, pakalbinsime vyrukus, susipažinsime, kuo jie čia užsiema ir ką veikia. Kviečiu į svečius, užeikit į Fast Car Shop. Sveiki, esu Agnius, Fast Car Shop parduotuvės vadovas. Tvarkome ne tik automobilius, bet turime ir specializuotą automobilinių prekių parduotuvę. Prekiaujame lenktyniniu kuru, švaros prekiam, įvairiausiais automobiliniais priedais ir esame pagrindinis Lietuvoje Miller's Oils distributorius. Miller's Oils alyvą prekiaujame todėl, nes jinai yra šiuo metu pažangiausia alyva. Ir kas labiausiai mums patinka su šitą alyvą, tai kad jinai yra skirta ir autosportui, ir kasdieniam automobiliam. Ir turim tokį visiškai tarpinį variantą, kuris yra track day use vartotojams. Tarkim, jeigu jūs turite automobilį, su kuriuo mėgstate ir ramiai važiuoti ir pasportuoti trasoje, tai mes turime būtent performance liniją, kuri būtent tam ir skirta. Prieš tai kalbėjau apie performance alyvą, dabar noriu truputį pakalbėti apie pačią svarbiausią competition serijos alyvą. Ja mes naudojame ir savo Fast Car Shop'o Audi R8 automobilyje ir dalyvaujam drago varžybose. Tai šita alyva jau yra išbandyta grinai trasoje ir kaip matot, rezultatai kalba patys už save. Taip pat prekiaujame ir oktano didintojais, kas šiai dienai labai populiaru autosporte ir kadangi žinom, kad Lietuvoje kuro kokybė nėra visada pati geriausia, tai galite pas mus įsigyti įvairių oktano didintojų. Fast Car Shop service atliekame alyvos keitimą, važiuoklės remontas, stabdžius taisome, smulkus variklio remontas, kompiuterinė diagnostika. Iš esmės viską, kad žmogus galėtų važiuoti ir neturėtų jokių problemų kelyje.